Labadiena, esu Eimantas, BK grupės inžinierius technikas ir šiandien noriu jums pristatyti Pro serijos kelio užtvarus. Taigi, kuo pasižymi šis kelio užtvaras? Šis kelio užtvaras gali padaryti 600 ciklų per valandą. Tai reiškia, gali ir atsidaryti, ir užsidaryti 600 kartų per šitą laikotarpį. Šis kelio užtvaras puikiai tinka gyvenamųjų namų kvartalams. Turi visus reikalingus kontaktus, skirtus įvairių priedų pajungimui. Tai gali būti indukcinė kilpa, nukritimo radaras, indikacinės lempos ar trečiųjų šalių GSM komunikatorius. Visas programavimas yra atliekamas mygtukų būdu. Viskas labai paprasta, o išsamesnę instrukciją galite atrasti dokumentacijoje, kurią galite rasti BK grupės puslapyje. Šio kelio barjero surinkimas man užtruko apie 15 minučių. Viskas realiai yra paruošta darbui, užteko įdėti spyruoklę, patį kelio kartį, pultelį priprogramuoti nereikėjo, nes jau jie ateina kartu su šito komplektu. Valdymas pulteliu labai paprastas, užtenka nuspausti atidarymo mygtuką ir kelio užtvaras labai greit pakelia kartį bei jį nuleidžia. Norint išvengti nelaimingų atsitikimų, pavyzdžiui, kad kelio kartis neužtrenktų ant mašinos, galima naudoti tokį priedą, tai yra kelio užtvaro radaras. Tai jis programuojas atskirai, nustačius atstumą kelio karčio. Jisai atlieka atpažinimą ir identifikuoja, ar tai yra žmogus, ar mašina. Ir jeigu kelio užtvaras ruošiasi nusileisti, šis prietaisas tai stabdo ir taip apsaugo jūsų turtą arba sveikatą. Šio radaro montavimui papildomai skylių gręžti nereikia. Viskas tiesiog paprastai įsideda į šitą vietą, išėmus apsauginę gumą. Barjero valdymą galite atlikti ir nuotoliniu būdu, tačiau tam reikalinga NPR kamera arba trečiųjų šalių GSM komunikatorius. Jeigu norite šį kelio užtvarą valdyti per HiConnecto programėlį, jums užtenka prisidėti numerių nuskaitimo kamerą prie šio kelio užtvaro kontaktų ir valdydami kameros aliarminę išėjimą galite atidaryti arba uždaryti šį kelio užtvarą. Jeigu reikia skirtingų karčių ilgių arba karčių formų, Hikvisionas taip pat gali tai pasiūlyti. Diapazonas karčių nuo 3 iki 6 metrų būna, o atitinkamai nuo to, kokio karčio ilgio naudojate ir kokį tipažą jo naudojate, jums papildomai reikės ir spyruoklių. Pats kartis ateina su paminkštinimu, kaip papildoma apsauga, apsaugant jūsų turtą, o pačio karčio kritimo kryptį galima nesunkiai keisti. Kaip ir minėjau, ateina priprogramuoti 2 pulteliai ir jokio papildomo radiobanginio komunikatorius papildomai instaliuoti nereikia, viskas jau būna komplekte. Taip pat šiam kelio užtvarui galite įsigyti papildomą priedą, kuris dingus maitinimui šį kartį pakeltų ir laikytų atidarytoj pozicijai. Štai tokia trumpa Pro serijos barjero apžvalga. Jeigu norite daugiau informacijos, prašom apsilankyti mūsų BK puslapį, rasite visą dokumentaciją ir montavimo instrukcijas. O dėl visų priedų prašome kreiptis į mūsų vadybininkus, tikrai parekomenduos, kokie geriausi pasirinkimo būtų jūsų sprendimai.